Lietuvos siekis tapti NATO nare, išreikštas 1994-aisiais, jau vainikuotas sėkme. I take it that this is agreed. Thank you very much. Per dešimtmetį būta įvairių kariuomenės plėtros planų, tačiau galutinai apsispręsta turėti profesionalią, mobilę, galinčią dislokuotis bet kuriame pasaulio taške kariuomenę, kuri būtų patikima NATO kolektyvinės gynybos sistemos nare. Modernizuojant Lietuvos kariuomenę, pirmenybė teikiama sausumos pajėgoms, kurios atlieka pagrindinį vaidmenį, vykdant tarptautinius įsipareigojimus ir ginant šalį. Didžiausias dėmesys skiriamas nuolatinės parengties brigadai, kurią sudarys lengvai perdislokuojami ir galintys išsilaikyti vienetai, paruošti dalyvauti tarptautinėse operacijose. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas jau 2005 pabaigoje bus galutinai parengtas veiksmams už šalies ribų kartu su kitų valstybių kariais. Iki 2008 bus paruoštas ir antras brigados vienetas. Prisidėdama prie NATO greitojo reagavimo pajėgų kūrimo, Lietuva siūlo savo specialiųjų operacijų pajėgas. Šie kariai pasiruošę reaguoti į teroristų išpuolių grėsmę ir dalyvauti plataus spektro operacijose Lietuvoje ir užsienyje. Krašto apsaugos savanorių pajėgos rengiamos kolektyviniai gynybai. Savanoriai ruošiasi užtikrinti šalies paramą atvykstančioms NATO pajėgoms ir dalyvauti atsako į krizes operacijose. Lietuva išlaikys nedidelės karinės oro pajėgas, kurios užtikrins valstybės oro erdvės kontrolę, saugos strateginius objektus, transportuos karius ir krovinius. Karinės jūrų pajėgos ir toliau stebės bei kontroliuos teritorinius vandenis, dalyvaus NATO minų paieškos ir nukenksminimo operacijose. Mūsų kariuomenė, stiprindama savo kovinę galią, daug dėmesio skiria infrastruktūros plėtrai, gerina karių buitį ir tobulina karinį rengimą. Itin plėtojama vientisa logistikos sistema, kuri galės užtikrinti kovinį aprūpinimą, laiku transportuoti, perdislokuoti, įskleisti ir išlaikyti karinius vienetus, vykdant operacijas šalyse ir už jos ribų. Modernizuojama ir Lietuvos kariuomenės ginkluotė. Su Jungtinėmis Amerikos valstijomis pasirašytos vidutinio nuotolio prieštankinės sistemos Javelin pirkimų sutartys. Kol šiais ginklais bus aprūpinta nuolatinės parengties brigada, kariai mokosi dirbti su Javelin taktikos trenirokliu. Netrukus kariuomenė pasieks ir priešlėktuvinės ginkluotės sistemos Stinger. Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje tarnauja 63% profesionalų ir 37% privalomosios karo tarnybos karių. Iki 2008 šauktinių kiekis sumažės beveik dvigubai. Lietuvos kariai tarptautinėse misijose dalyvauja nuo 1994. NATO šalys mūsų karius vertina kaip lygiaverčius partnerius. Kariai iš Lietuvos dalyvavo taikos įvedimo ir palaikymo misijose Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Mūsų šalies taikdariai nuolat vyksta į Kosovą palaikyti viešosios tvarkos, patruliuoti atsakomybės rajonuose, budėti kontrolės postuose, saugoti objektų.
Misiją Balkanuose sėkmingai vykdė ir Lietuvos transportinis orlaivis An-26, atlikęs per 1000 skrydžių. Specialiųjų operacijų pajėgų kariai Afganistane dalyvavo antiteroristinėje operacijoje Tvirta taika, kurioje sėkmingai atliko specialiosios žvalgybos užduotis. Lietuvos karo medikai gydė šio regiono gyventojus. Jungtinių Amerikos valstijų operacijoje Irako laisvė mūsų logistikos specialistai aptarnavo sąjungininkų transportinius lėktuvus. Karo medikai laive ligoninėje gydė žmonės. Nuo 2003 vasaros Lietuvos pėstininkų būriai Irake saugo svarbius objektus, palaiko viešąją tvarką, padeda teikti humanitarinę pagalbą. Nors svarbiausia Lietuvos kariuomenės užduotis ruoštis kolektyviniai gynybai, taikos metu jie padeda civiliams šalies gyventojams. Paieškos ir gelbėjimo postų sraigtasparniai nuolat budi, kad padėtų jūroje ar sausumoje į nelaimę patekusiems žmonėms. Potvinių metu apsemtų sodybų gyventojams į pagalbą skuba kariniai šarvuočiai, amfibijos, sraigtasparniai. Lietuvos kariuomenė vis labiau populiarėja. Kas mėnesį atliekami sociologiniai tyrimai rodo, kad ji viena institucijų, kuriomis labiausiai pasitikė visuomenė. Mūsų šalies parlamentas pritarė kariuomenės plėtros kryptims. Lietuvos politinių partijų susitarimu krašto apsaugos sistemai skiriami 2% nuo bendro vidaus produkto. Moderni, profesionali ir mobili Lietuvos kariuomenė pasiruošusi dalyvauti tarptautinėse NATO operacijose ir kolektyvinėje gynyboje.